minutė šios dienos rungtynėse. Mantas Kalnietis atgal, Donatas Motiejūnas iš 3 taškų zonos ir ko. Žaidė Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje, taigi šių krepšininkų pristatinėti nereikia, o čia minutės šios dienos rungtynėse. Mantas Kalnietis taiklus Jonui Valančiūnui. Dar viena proga sužaisti vienas prieš naujas veidas šio vakaro rungtynėse Australijos komandoje. Va taip pat prieš Aaroną Beinsą. Bet žaidžia. Simas Jasaitis. Paulius Jankūnas prieš Birstau. Paulius Jankūno metimas netaiklus. Jonas Mačiulis atkovojo kamuolį 4:23. Iki 6, 38-32. Įpusėja antrasis kėlinys. Mantas Kalnietis. Jonui Valančiūnui labai geras perdavimas. Iš tikrųjų labai toksai plastiškas. Gali judėti net atbulomis. Kad dalelytė to mokėjimo ir fizinių sugebėjimų panaudojimo perkelia ir 8:51. Jonas Valančiūnas toli pas jį prie tritaškio linijos išeina Aaronas Beinsas. Mantas Kalnietis pranėrė pro 2 varžovus. Numeta kamuolį Mantui Kalniečiui. Manto Kalnietis jo metimas ir jau 16 taškų Deivido Andersono sąskaitoje. 63-55. Martynas Pocius nori žaisti ir žaidžia su Jonu Valančiūnu. Mantas Kalnietis ir pirmasis Jono Valančiūno dėjimas iš viršaus. Po to, kai jau viską tiesiog idealiai padarė Mantas Kalnietis, nieko nebegalėjo padaryti Jonui Valančiūnui. Pocius užstrigo jį 7 sekundės atakai. Darijušas Lavrinovičius pamato atsidengusi ne ką nors su prancūzais. Ir tada jau bus likusios tik tai 5 dienos iki pasaulio krepšinio čempionato pradžios. Iš 8 puikiai statistika. Kšištofas Lavrinovičius nepataiko. Darijušas Lavrinovičius atkovojo kamuolį. Irgi bando savo laimę iš toli ir daro tą sėkmę. Jis antras po Deivido Andersono. Aplenkė ką tik Aaroną Beinsą. Simas Jasaitis šį kartą neabejoja. Jonui Valančiūnui į baudos aikštelę ir Jonas Valančiūnas krauna kamuolį iš viršaus. 19-asis Jono Valančiūno taškas. Trūksta vieno taiklaus metimo.